Rusija turi tokių rimtų bankų problemų, jog šalis atsidūrė ties finansiniu žlugimu. Vienas iš pagrindinių Rusijos bankų neseniai paskelbė apie didelius nuostolius. Rezultatas – sparčiai nykstančios rusų santaupos ir atlyginimai. Krizė ypač kelia nerimą dėl greito plitimo. Ši dilema būdinga ne vienam bankui. Jis sukėlė grandininę reakciją, slaptai privertusią Kremlių derėtis, siekiant sustabdyti chaosą. Vidaus šaltiniai pripažįsta, kad krizė gali sužlugdyti visą Rusijos ekonomiką, nors Kremlius teigia, jog viskas gerai. Patikėkite, kai aptarsime šią stulbinančią domino grandinę, keliančią grėsmę Rusijos finansų sistemai, jūs taip nebegalvosite. Kaip Rusija pateko į beviltišką padėtį? Kas vyksta? Pradėkime nuo ryškaus įspėjimo atskleidusio sužlugdytą ekonomiką. Signalas atkeliavo iš Maskvos kredito banko, MKB. Tai ne vietinis mažas bankas. Tai 7. pagal dydį Rusijos bankas, laikantis apie 700 milijardų rublių, apie 9 milijardų dolerių indėlių. Dėl didelio masto žmonės tikėjo, kad jų santaupos saugios. MKB finansuoja stambes įmonės, remia namų ūkius ir yra finansų sistemos centre. Tačiau dabar ta pati institucija pradėjo rodyti įspėjamuosius signalus. Tie įspėjamieji signalai pradėjo rodytis 2025 metų pabaigoje. Ketvirtąjį ketvirtį MKB patyrė 9 milijardų rublių grynąjį nuostolį. Iš jų gruodį dingo 8,2 milijardų rublių. Nors bankui pavyko pasiekti kuklų pelną per visus metus, jis sumažėjo trečdaliu ir sudarė tik 21,1 milijardo rublių. Rusijos bankai retai viešai pripažįsta nuostolius. Dažnai problemas slepia gudria apskaita ar vyriausybės pagalba, todėl šis pripažinimas labai svarbus. Tai, kad MKB pranešė apie ketvirčio nuostolį, tiesiog reiškia, jog spaudimas tapo per didelis, kad būtų galima jį nuslėpti. Šis spaudimas kyla dėl blogų paskolų. 2025 metų sausį-rugsėjį MKB pradelstos paskolos išaugo 700%. Jos sudarė 668 milijardus rublių, beveik trečdalį banko paskolų portfelio. Bankai dažniausiai pradelstas paskolas laiko mažesnės nei 5%, o virš 15%. Jau pavojinga. Tačiau MKB turimi 28% rodo visišką krizę. Nors MKB yra pirmasis iš 10 didžiausių Rusijos bankų viešai pripažinęs nuostolius, tas pats modelis kartojasi visoje šalyje. Iki 2025 metų spalio pabaigos 11,2% įmonių paskolų buvo probleminės – 10,4 trilijono rublių. Vartojimo paskolos sudarė 6,1% – 2,3 trilijono rublių. Paprasčiau tariant, viena iš 4 įmonių turinčių banko paskolą jau praleido bent vieną mokėjimą. Žala išplitusi beveik visuose pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose. Statybos įmonės susiduria su sunkumais, transporto bendrovės atsilieka. Gamybos, metalo ir gynybos gamyklos taip pat patiria spaudimą. Net naftos ir dujų sektorius, ilgą laiką laikytas neliečiamu dėl glaudžių ryšių su valstybe, dabar prisideda prie blogų paskolų augimo. Pramonės šakos, anksčiau laikytos saugiomis ir apsaugotomis, nebėra patikimi skolininkai. Šis pokytis sukelia sukrėtimus visoje bankų sistemoje. Viena pagrindinių šio žlugimo priežasčių – karas prieš Ukrainą. Po invazijos 2022 metais bankai buvo spaudžiami skolinti kariniai pramoniai priklausančioms įmonėms. Tikslas buvo išlaikyti gamyklas veikiančias ir užtikrinti tiekimo grandines. Vladimiras Putinas ir jo vyriausybė siekė derinti karą su ekonomikos augimu, tačiau realybė greitai juos aplenkė. Sankcijos greitai nutraukė užsienio tiekimą, uždarė eksporto rinkas ir suardė tiekimo grandines. Vėliau vyriausybės mokėjimai pradėjo vėluoti savaitėmis ar mėnesiais. Palūkanų normų augimas sunaikino beveik 40% įmonių pelno, daugiau nei 3 kartus daugiau nei prieš 2 metus. Dėl to didėjo įmonių skolos. Iki 2025 metų pabaigos paskolos pasiekė rekordinius 99,3 trilijonių rublių, o pelningų įmonių liko apie 70%. Tai yra mažiausia dalis nuo blogiausių COVID mėnesių. Jei nebus palūkanų normų mažinimo ar greitesnių valstybės mokėjimų, neišvengiamai daugės nemokumo atvejų. Kai tai įvyks, net nereikės manęs. Sistema žlugs. Pildamas žibalo į ugnį, Centrinis bankas, vadovaujamas Elvyros Nabulinos, išlaiko spaudimą taikydamas griežtas palūkanų normas. 2025 metų pradžioje palūkanų norma padidinta iki 21%, kad būtų suvaldyta dėl karo išlaidų ir tiekimo šokų kilusi infliacija. Po nesenų sumažinimų ji tebėra apie 16%, o pareigūnai neskuba jos dar mažinti. Prioritetas aiškus – sustabdyti kainų augimą, net jei tai pakenks ekonomikos augimui. Tačiau toks pasirinkimas daro įtaką bankų sistemai.
Skolininkai palūžta po skolų našta. Įmonė susiduria su vėluojančiais valstybės mokėjimais, o dėl nutrūkusių tiekimo grandinių net 40% ar daugiau pelno tenka paskolų aptarnavimui. Tai gerokai daugiau nei anksčiau. Palūkanų normų didinimas sunkina tai, kad daugiau nei 55% įmonių paskolų turi kintamas palūkanas, kurios perskaičiuojamos keičiantis centrinio banko normai. Pakilus palūkanoms, skolos išlaidos greitai padidėja, sunaikina pelną ir verčia įmonės bankrutuoti. Bankai galiausiai lieka su vis didėjančia blogų paskolų krūva, nuo kurios negali pabėgti, nes pagrindinių sektorių, tokių kaip gamyba ir gynyba, įmonės skuba refinansuoti paskolas arba bankrutuoja. Šis mechanizmas gilina krizę. Įmonė susiduria su kreditų įšaldymu, stabdomas augimas, mažėja darbo vietų, o karas reikalauja vis daugiau trūkstamų lėšų. Nabiulyna pripažįsta įtampą, bet teigia, kad sektorius išlieka stabilus ir pelningas. Atsargumas susijęs su istorija. Rusija žino, kad infliacija gali greitai tapti nevaldoma, bet ilgai laikant aukštas palūkanas rizikuojama sukelti gilesnę kreditų krizę. Gamyklos lėtėja, kariniai tiekėjai ieško pinigų, o namų ūkiai stebi, kaip dingsta būsto paskolos ir automobilių kreditai. Didėjant nemokumui, valstybė turės skirti daugiau gelbėjimo priemonių, eikvodama rezervus ir silpnindama karo veiksmus. Tai sunkus pasirinkimas. Sustabdyti infliaciją dabar arba rizikuoti rytoj bankų krize, kuri gali susilpninti Putino valdžią. Už užsispyrusios infliacijos, laikančios aukštas palūkanas, slypi mažėjanti darbo jėga. 2024 metais gimimų sumažėjo iki 1,2 milijono, mirčių padaugėjo iki 1,8 milijono, todėl visuomenė dar labiau sensta ir mažėja. Karas priverčia jaunus vyrus tarnauti ar bėgti į užsienį, todėl trūksta darbo jėgos, kyla atlyginimai ir gamybos kaštai. Dėl darbuotojų trūkumo gamyklos kelia kainas, o centrinis bankas išlaiko griežtą politiką. Demografinė bomba lemia mažiau darbo jėgos, didesnę infliaciją ir rizikingesnės bankų paskolas, kai įmonės stengiasi išgyventi. Be naujos darbo jėgos perkaitimas nesumažės. Kyla rizika, kad ekonomika dar labiau sustos, o tai gali paralyžiuoti karinę gamybą ir sukelti masinį darbo vietų praradimą. Centrinis bankas spausdina pinigus. Pinigų pasiūla 2022 metais padidėjo 24%, o 2023-2024 metais apie 19%. Pinigų spausdinimas finansuoja karo deficitą, bet dėl sankcijų trūksta prekių, importas užblokuotas. Rinka užplūdus rubliams prekių mažėja, todėl kyla infliacija, smarkiai paveikianti šeimas ir didinanti paskolų riziką bankams. Kainoms kylant, daugėja įsipareigojimų nevykdančių įmonių, sistema artėja prie lūžio taško, kai gelbėjimo paketai tampa būtini, bet didina krizę. Tai laikinas sprendimas galintis sukelti ilgalaikį chaosą, silpninti karo mašiną ir tikrinti, kiek kančios ištvers paprasti rusai iki neramumų. Tačiau bankų padėtis ir taip įtempta. Bankai turi tik 19 trilijonų rublių grynaisiais, o klientai padėję 57 trilijonus. Suprantate problemą? Jei klientų banga panikuotų ir atsiimtų savo pinigus, likvidumas galėtų išnykti beveik akimirksniu. Tai galėtų sukelti katastrofą. Dauguma indėlių įšaldyti ilgalaikėse paskolose, kurių negalima greitai paversti grynaisiais. Be to, prašymų atidėti mokėjimus 2024-aisiais padaugėjo beveik dvigubai palyginti su ankstesniais metais. Tai reiškia, kad žmonių pinigai neprieinami ir nežinia, kada ir ar apskritai jie bus grąžinti. Mažesni regioniniai bankai spaudimą jaučia pirmieji ir stipriausiai, nes aptarnauja vietinės parduotuves, gamyklas ir šeimas toli nuo Maskvos. Šie bankai priklauso nuo MKB ir kitų didesnių institucijų stabilumui. Kai didieji bankai svyruoja, poveikis greitai pasiekia regionus. Daugelį šių bankų susilpnino sankcijos ir karo išlaidos. Skolinimas dabar primena vaikščiojimą lynu. Per daug rizikuoji žlugti, per mažai ekonomika smarkiai lėtėja. Rizika didina priklausomybę nuo nekilnojamojo turto ir statybų sektorių, kur išlaidos sustojo. Kai kur sklinda gandai apie nemokumą. Kai baimė įsivyrauja, pasitikėjimas greitai suyra. Pasitikėjimas yra tikroji silpnoji vieta. Masinis indėlių atsiėmimas retai prasideda vien dėl faktų. Jos prasideda todėl, kad baimė yra užkrečiama. Kai žmonės tiki, kad jų pinigai pavojuje, likvidumo trūkumas gali greitai virsti krize. Kremlius tai žino ir desperatiškai stengiasi išvengti, kartu demonstruodamas ramybę ir kontrolę. Makroekonominės analizės ir trumpalaikės prognozės centras įspėja, kad bankų krizė jau vyksta, nors dažniausiai yra paslėpta. Bankai restruktūrizuoja blogas paskolas, kad išvengtų nuostolių pripažinimo, o valstybės kontrolė palaiko regimybę. Vien 2025-aisiais valstybiniai bankai iš Nacionalinio gerovės fondo gavo 1,02 trilijonų rublių skubę kapitalo injekciją. Tai parodo situacijos rimtumą.
Nacionalinio gerovės fondo turtas, prieš karą buvęs saugus rezervas su daugiau nei $113 milijardų likvidaus turto, iki 2026 metų pradžios drastiškai susitraukė iki maždaug $55 milijardų. Kadangi karo išlaidos kas mėnesį suryja milijardus, o naftos kainos išlieka žemos, analitikai perspėja, kad šis fondas gali visiškai išsekti per maždaug metus, palikdamas mažai atsargos naujiems gelbėjimo paketams ar netikėtiems sukrėtimams. Bankų pelnas dėl paskolų problemų sumažėjo apie $300 milijardų, lyginant su praėjusiais metais. Kai kurie analitikai perspėja, kad jei tendencijos nesikeis, sistema gali žlugti jau 2026 metų antroje pusėje. Bloomberg įspėja, kad trims didiesiems bankams, įskaitant Sberbanką, VTB ir Gazprom banką, kitąmet gali prireikti naujo kapitalo. Jie stebimi kaip sisteminiai žaidėjai. Sberbankas susiduria su lėšų nutekėjimu ir grėsiančiu žlugimu. Paslėptos spragos auga. Jei jie žlugs, valstybei teks juos gelbėti. Mažėjant rezervams, tenka spausdinti daugiau pinigų ar mažinti kitas sritis, o tai skaudžiai atsiliepia. Lėtesnis skolinimas kenkia verslui. Karinės gamyklos lėtina darbą, šeimos susiduria su įšaldytomis sąskaitomis ar prarastomis santaupomis. Šie padariniai gali sukelti neramumus ir kelti grėsmę Putino valdžiai. Pasekmės neapsiribos tik bankų valdybų posėdžių salėmis. Jei skolinimas bus ribojamas siekiant apsaugoti bankus, įmonėms pritrūks apyvartinių lėšų. Dėl to lėtės gamyklų darbas, vėluos karinė gamyba, silpnės tiekimo grandinės. Visa tai tiesiogiai silpnina karo pastangas. Didėjant ekonominiam spaudimui, šeimos namuose susidurs su daug problemų, galinčių sukelti visuomenės neramumus. Ši diskusija jau ne tik nerimą keliančios statistikos rinkinys. NKB banko nuostoliai rodo pirmą rimtą finansų sistemos plyšį, kurią Maskva laikė nepalaužiama ir atsparia sankcijoms. Įtampa auga su kiekvienu mėnesiu, o seni sprendimai gali greitai nebeveikti. Rusijos finansų sistemai svyruojant, statymai negali būti didesni. Vienoje pusėje vyriausybė turi greitai imtis veiksmų, kad stabilizuotų bankų sektorių, kol jis visiškai nesugriuvo. Bet koks neteisingas žingsnis ar silpnumo ženklas gali mažinti pasitikėjimą, griauti valdžios autoritetą ir kelti neramumus jau įtemptoje visuomenėje. Pareigūnai turbūt ruošia priemonės pasitikėjimui atkurti. Gali būti svarstomi vieši patikinimai, palūkanų normų keitimas ar probleminių bankų valdymas. Tačiau kiekviena galimybė turi rimtų pasekmių. Nacionalizavimas leidžia tiesiogiai kontroliuoti ir užtikrina paslaugų tęstinumą. Tai rodo, kad privatūs bankai žlunga, o valstybė desperatiškai bando reaguoti. Toks požiūris gali atbaidyti investuotojus, paskatinti kapitalo nutekėjimą ir labiau izoliuoti Rusiją nuo pasaulio rinkų. Kremlius tuo pačiu naudosis valstybinę žiniasklaidą naratyvui formuoti. Antraštės pabrėž atsparumą, vienybę ir laikinus sukrėtimus, tvirtindamos, kad krizė valdoma, o sistemos išlieka stabilios. Tačiau jų propaganda turi ribas. Namų ūkiai susiduria su augančiomis išlaidomis, mažėjančiomis santaupomis, o finansinio spaudimo realybė leis jiems pastebėti skirtumą tarp to, ką jie girdi, ir to, ką iš tikrųjų patiria. Piliečių nusivylimas dėl apgaulės ar nekompetencijos gali greitai sukelti protestus, grasinančius ekonominiam ir politiniam stabilumui. Situaciją dar labiau apsunkina nuolatinės karinės išlaidos. 2025 metais Rusija gynybai skyrė per 10,8 trilijonus rublių, beveik 30% biudžeto. Ši suma viršyje bendras sveikatos apsaugos ir švietimo išlaidas, kurioms skiriama mažiau nei 6 trilijonai rublių. Milijardai kas mėnesį skiriami karui. Degalai, ginklai, logistika, atlyginimai ir nuolatinis išteklių vartojimas mūšio lauke. Šalies gyventojams tai reiškia paprastą dalyką – mažiau lėšų bankams, mažiau paramos namų ūkiams ir ekonomikos rezervams. Ligoninės sunkiai susidoroja su sena įranga. Mokyklose trūksta mokytojų, infrastruktūros projektai atidedami arba nutraukiami. Piliečiai jaučia spaudimą dėl neaugančių pensijų, ilgėjančių sveikatos eilių ir perpildytų klasių. Tai pavojingas balansas. Kremlius turi išlaikyti karo mašiną ir užkirsti kelią finansų sistemos žlugimui dėl blogų paskolų ir mažėjančio pelno. Tarp jų kasdienė paprastų rusų realybė, kurie vis dar tikisi pagrindinių paslaugų veikimo. Tai ne tik apskaitos klausimas, bet ir ištvermės išbandymas. Nuo to, kaip Kremlius išlaikys šią pusiausvyrą, priklausys kur kas daugiau nei ketvirčio rezultatai. Tai nulems Rusijos ekonomikos trajektoriją ateinantiems metams ir parodys, ar visuomenė bei valstybė gali atlaikyti spaudimą. Rusijos finansų sistemos atsparumas dabar neatsiejamas su valstybės atsparumu.
Bankų krizei gilėjant, žmonės ima jausti poveikį kasdieniam gyvenimui. Bankai daugiau nei tik institucijos. Jos veikia visose srityse. Nuo sąskaitų apmokėjimo, maisto pirkimo iki taupimo. Kai institucijos svyruoja, pasekmės jaučiamos iškart. Įtampa persikelia į gyvenamosius rajonus, o pasekmės jaučia paprasti rusai. Banke pastebimos pasikeitusios taisyklės. Užsienio valiutos išėmimai ribojami iki $10 000 vienam asmeniui. Viskas, kas viršija šią sumą, automatiškai konvertuojama į rublius, nesvarbu ar pasitikite rubliu ar ne. Šeimoms, taupiusioms doleriais ar eurais, pasirinkimo neliko. Santaupos įtraukiamos atgal į valiutą, kuri nuo sankcijų prarado beveik pusę vertės. Dabar rublių išėmimai vis dar neribojami, tačiau ši laisvė yra apgaulinga. Žinoma, galite pasiimti grynųjų, bet tikrasis klausimas, ką už tuos pinigus galima nusipirkti. Infliacija sumažino atlyginimus. Importo prekių beveik neliko, o juodoji rinka rodo prastesnius valiutų kursus nei oficialūs. Vyriausybė teigia, kad sistema stabili, tačiau nauji apribojimai rodo priešingai. Įtampa yra tikra, o gniaužtai stiprėja. Tai, kas prasidėjo kaip įtrūkimai balansuose, dabar persikelia į kasdienį gyvenimą. Krizė jau nebėra uždaryta posėdžių salėse. Ji prie kasos langelio. Ji paprastų piliečių piniginėse. Rusijos bankų krizė jau vyksta ir keičia kasdienybę. Daugeliui pagrindinis klausimas, ar jie gali pasiekti savo pinigus. Pasklidus gandams apie bankų stabilumą, prie bankomatų ir skyrių ėmė rinktis ilgos eilės. Žmonės abejoja, ar jų vakar įnešti pinigai rytoj bus saugūs. Baimė skatina išsiimti pinigus, o tai didina bankų nemokumo riziką. Problemos stiprina vieną kitą. Tai, kas prasideda kaip nerimas, gali greitai virsti saviįgyvendinančią krizę. Šią baimę dar labiau sustiprina visoje šalyje vykstanti bankų skyrių uždarimo banga. Vien tik 2025 metais buvo uždaryta apie 1700 bankų skyrių. Tai daugiau nei 3 kartus viršija praėjusių metų skaičių. Sberbankas vien pati uždarė daugiau nei 900 skyrių. Milijonai žmonių, ypač mažesniuose miestuose ir kaimuose, neteko daugybės pasirinkimų. Daugelis vis dar renkasi fizinius skyrius kortelėms keisti, gryniesiems ar sukčiavimo atvejams tvarkyti, nors internetinė bankininkystė padeda. Kai skaitmeninės sistemos ar internetas neveikia dėl sankcijų, uždarytos durys tampa kliūtimis. Kasdieniai banko reikalai tampa sudėtingesni, o pasekmės jaučiamos visose bendruomenėse. Prieigos sunkumai tik dalis problemos. Rusijos BVP sulėtėjo iki 1%, palyginti su 4,3% metais anksčiau. TVF 2026 metams prognozuoja tik 0,8% augimą, Rusija lieka tarp silpniausių ekonomikų. Ukraina, nors ir kariauja, turėtų augti sparčiau. Lėtėjanti ekonomika apsunkina kreditavimą, todėl sunkiau skolintis šeimoms ir verslams. Namų ūkiams tapo sunkiau įsigyti automobilį ar namą, nes pakilo palūkanų normos ir bankai atsargiau skolina. Net reikalavimus atitinkančios šeimos ir verslai dabar patiria didesnės išlaidas, todėl tampa vis sunkiau įsigyti būstą ar plėstis. Anksčiau įprastas finansinis žingsnis dabar daugeliui atrodo neįmanomas, verslai taip pat jaučia spaudimą, o pasitikėjimas griūva. Apklausa parodė, kad tik 4% įmonių pozityviai vertina ekonomiką. Beveik trečdalis jaučia mažėjančią paklausą, o ketvirtadalis susiduria su neapmokėtomis klientų skolomis. 2/3 susiduria su augančiomis tiekimo sąnaudomis. Nauji mokesčiai ir PVM didėjimas iki 22% dar labiau didina spaudimą. Iš viso 71% įmonių teigia, kad paklausa yra per silpna. Tiesiog žinokite, tai blogiausias rodiklis per daugiau nei 25 metus. Mažos ir vidutinės įmonės, Rusijos ekonomikos pagrindas, patiria didžiausią naštą. Daugeliui nepavyksta gauti lėšų veiklai ar plėtrai dėl griežtesnio bankų skolinimo. Tai priverčia atleisti darbuotojus, uždaryti įmones ir lėtina vietinę ekonominę veiklą. Pasekmės plinta toliau, paveikdamos tiek darbuotojus, tiek vartotojus. Dėl to didėja nedarbas ir mažėja išlaidos. Tuo tarpu infliacija toliau smarkiai jaučiama. Maisto kainos kyla, o kasdienės prekės tampa vis brangesnės. Šeimos dar labiau taupo ribotus biudžetus, patiria emocinę naštą. Ir daugumoje rajonų plinta nerimas ir nežinomybė. O dieve, mano skutimosi putos dabar kainuoja 520 rublių. Koks siaubas. Nors prieš kelis mėnesius mokėjau tik 250 rublių. Ar manote, kad kitą metą kainos kris? Ne. Ar jos kada nors sumažėjo? Kitais metais bus nemokumo metai. Paprikos kainuoja 570 rublių už kilogramą, oranžinės 700 rublių. Tai ne tik ekonominė, bet ir socialinė problema.
Didėjant spaudimui, piliečiai ima abejoti vyriausybės gebėjimu valdyti ekonomiką. Nusivylimas gali sukelti protestus, stipresnę valdžios kritiką ar neramumus. Viso to center stovi Vladimiras Putinas. Per daugiau nei 20 metų jis kūrė kontrolės ir stabilumo įvaizdį, bet bankų krizė smogė šiai istorijai. Jei rusai ims jausti neaiškę ateitį, bus išbandytas Putino atsparumo pažado pagrįstumas. Kremliaus krizės valdymas lems ne tik finansinius rezultatus, bet ir visuomenės pasitikėjimą Putinu bei valstybės tvarumą. Sistemoje, kuri taip glaudžiai susijusi su vienu lyderiu, ekonominiai įtrūkimai greitai tampa politinėmis. Silpnėjant pasitikėjimui, pasekmės peržengia finansinės ataskaitas. Bankų krizė Rusijoje ne tik vidaus problema. Jos drebėjimai paveikia pasaulį – ekonomikas, rinkas, politinės sąjungas, tad tai sunku ignoruoti. Pagrindiniai žaidėjai stebi situaciją ir vertina, kaip nestabilumas paveiks jų interesus, ruošiasi veikti. Vakarų šalys tikriausiai reaguos pirmos. Šios šalys jau įvedė sankcijas Rusijai ir stebės, kaip finansiniai neramumai paveiks Maskvos galimybės finansuoti karą Ukrainoje. Silpnesni bankai gali priversti Kremlių mažinti karinės išlaidas ar atidėti operacijas ir ieškoti naujų būdų finansuoti konfliktą. Kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes. Išteklių perskirstimas gali pakeisti karo eigą ir jėgų pusiausvyrą rytų Europoje. Investuotojai visame pasaulyje budrus, nes pasaulinės rinkos priklauso nuo stabilumo, o neramumai Rusijoje didina neapibrėžtumą. Tai veikia akcijų kainas ir žaliavų srautus. Naftos rinkos itin jautrios, o Rusija viena didžiausių energijos gamintojų pasaulyje. Eksporto ar energijos projektų finansavimo sutrikimai gali lemti kainų svyravimus. Valiutų prekiautojai taip pat įsitempia. Stebi rublio nepastovumą, kuris gali paveikti jau ir taip spaudžiamas besivystančias rinkas. Kaimyninės šalys ruošiasi pasekmėms. Su Rusija glaudžiai susijusios šalys, įskaitant Kazakstaną, Armėniją ir Baltarusiją, gali susidurti su tiekimo grandinių sutrikimais, nes Rusijos įmonės stengiasi išlikti. Nuo energijos priklausomos Europos ekonomikos gali greičiau atsisakyti rusiškos naftos ir dujų. Šalims esančiams prie Rusijos sienų, ši krizė yra ne tik ekonominė problema. Ji kelia klausimų dėl politinio stabilumo, regioninio saugumo ir Kremliaus gebėjimo daryti įtaką už savo sienų ribų. Kinija ir kiti nevakarų partneriai vertina galimybės, o Pekinas pozicionuoja save kaip Rusijos gelbėjimosi ratą. Jie plečia prekybą ir siūlo finansinius kanalus nepriklausomus nuo vakarų sistemų. Tačiau sisteminė bankų krizė išbandytų šiuos santykius. Kinija turės įvertinti, kokią riziką priims, ypač jei Rusijos nemokumas paveiktų bendrus projektus ar juostos ir kelio investicijas. Kiti partneriai Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, daugelis kurių priklauso nuo rusiškų ginklų ar energijos, taip pat gali būti priversti peržiūrėti savo priklausomybę. Šalutiniai padariniai jau matomi ir greitai plinta, primena įtrūkimus visoje pasaulinėje sistemoje. Europos bankai, daug turintys rusiškų aktyvų, dabar rizikuoja patirti didelius nuostolius. Nežinomybė kelia draudikų nerimą, todėl didėja prekybos su Rusija draudimo įmokos. Kai draudimas tampa brangesnis, kiekvienas krovinys kainuoja daugiau ir ši įtampa greitai persiduoda visai sistemai. Toliau tai pajunta laivybos kompanijos. Padidėjusios išlaidos ir rizika skatina keisti tiekimo grandines, ieškant saugesnių, pigesnių maršrutų, o poveikis apima daugiau nei krovinius ir uostus. Žemės ūkio rinkose jaučiamas spaudimas. Rusija yra viena didžiausių kviečių ir trąšų eksportuotojų, tad net nedideli sutrikimai gali branginti maistą. Kas prasideda bankų balansuose, ten ir nesibaigia. Tai matyti prekybos kaštuose, laivybos maršrutuose ir duonos kainoje parduotuvėse. Poveikis greitai išplinta už finansinio pasaulio, paveikdamas kasdienį gyvenimą visame pasaulyje. Vienas svarbiausių Rusijos bankų žlugimo veiksnių – vakarų sankcijos. Nuo Ukrainos konflikto pradžios sankcijos stipriai paveikė šalies ekonomiką, siekdamos izoliuoti Maskvą nuo pasaulinės finansų sistemos. Taip darydamos, jos sukėlė milžinišką spaudimą vietiniam bankų sektoriui. Iš esmės, jos paspartino procesus, kurie dabar stumia jį į krizę. Norint suprasti sistemos svyravimą, reikia įvertinti, kaip sankcijos susilpnino Rusijos finansus. Aš žinau, kad prezidentas Trumpas įvedė sankcijas Rosneft ir Lukoil, kas buvo didžiausias pasiekimas, užgožiantis viską ir privertė rusus sėsti prie derybų stalo, kuriuose aš paskutinį kartą dalyvavau. Vakarų priemonės smogė pagrindiniams Rusijos ekonomikos ramsčiams – energetikai, finansams ir gynybai.
Pagrindiniai bankai buvo atjungti nuo tarptautinių mokėjimo sistemų, tokių kaip SWIFT. Tai iš esmės nutraukė jų galimybę pervesti pinigus į užsienį, o prieiga prie užsienio kapitalo beveik akimirksniu išnyko. Bankai buvo priversti pasikliauti vidaus rinką, kuri taip pat patiria spaudimą. Likvidumo valdymas tapo nuolatiniu iššūkiu. Bankai dabar pažeidžiami ir jautrūs sukrėtimams, kuriuos būtų lengviau atlaikyti labiau susietoje sistemoje. Sankcijos paskatino protų nutekėjimą. Bankininkai, analitikai ir IT specialistai išvyko ieškoti galimybių kitur, dėl ko sektorius neteko ekspertinių žinių. Tai susilpnino inovacijų diegimą ir prisitaikymą prie sparčių pokyčių, o talentų praradimas riziką didina dar labiau. Mažėja bankus krizėse valdančių žmonių. Sankcijų įtaka jaučiama už bankų ribų. Verslai vengia investuoti ir plėstis. Nauji apribojimai gali būti įvesti bet kada. Todėl auga neapibrėžtumas, slopsta augimas, didėja stagnacija ir bankrotų grėsmė. Tai blogina vartotojų pasitikėjimą ir veikia visą ekonomiką. Mažos ir vidutinės įmonės sunkiai išsilaiko didėjant spaudimui. Sankcijos rodo tarptautinio spaudimo ir vidaus stabilumo ryšį. Jos skirtos susilpninti Rusijos kariuomenę, atimant finansus, bet kartu destabilizavo ekonomiką. Kremliui tenka pavojingai balansuoti. Jis turi atlaikyti spaudimą ir neleisti vidaus žlugimui. Kaip jis įveiks šį laikotarpį, lems ne tik bankų sistemos atsparumą, bet ir Rusijos valstybės tvarumą. Bankų krizei gilėjant, Kremliaus laukia lemiamas momentas. Jis turi apsispręsti, kaip reaguoti į įtampą ir augantį visuomenės nerimą. Vienas kelias veda į reformas, kiti į spaudimą. Šis pasirinkimas lems krizės valdymą, ekonominę ir politinę Rusijos ateitį. Reformos gali padėti atsigauti. Vyriausybė galėtų didinti skaidrumą, atkurti pasitikėjimą finansinėmis institucijomis ir paremti smulkųjį verslą, spaudžiamą griežtesnio kreditavimo. Jie taip pat galėtų imtis veiksmų, skatinančių užsienio investicijas grįžti į ekonomiką. Šios priemonės kartu galėtų sustiprinti bankų sektorių ir stabilizuoti visuomenės pasitikėjimą. Tačiau reformos turi savo kainą. Būtų būtina pripažinti praeities nesėkmes ir sumažinti valstybės kontrolę kai kuriuose ekonomikos srityse. Toks atvirumas retai dera su dabartinės Rusijos vadovybės instinktais. Istoriškai alternatyvos buvo kur kas labiau pažįstamos. Kai spaudimas didėja, valstybė dažnai dar labiau sugriežtina savo kontrolę. Valdžia galėtų riboti informaciją, slopinti kitaminčius ir bankų krizę pateikti kaip užsienio jėgų rezultatą. Naudodamas nacionalizmą, Kremlius galėtų laikinai nuraminti visuomenės pyktį, bet tai rizikinga. Represijos trumpam ramina rinkas, bet didina visuomenės nepasitenkinimą ir stabdo ilgalaikį augimą. Rusija jau yra tai patyrusi anksčiau. 1998 metais infliacija siekė 84%. Rublis smuko, todėl prireikė griežto perkrovimo. 2008 met skirta $200 milijardų stabilizavimui, o 2017 ir 2018 metais gelbėjimo paketai atspausdino trilijonus mažėjantiems bankams gelbėti. Putinas tikriausiai vėl imsis gelbėjimo priemonių, tačiau infliacija didėja, santaupos nuvertėja, kainos auga, labiausiai nukenčia paprastos šeimos. Sankcijos stiprėja, senieji sprendimai didina sprogimo riziką, silpnina frontą ir kursto neramumus visuomenėje, pavargusioje mokėti šią kainą. Įtampa vis sunkiau valdyti, nes rusai kasdien jaučia krizės padarinius. Mažėjantis gyvenimo lygis ir finansinis nesaugumas skatina reikalauti atsakomybės. Jei valdžia atsakys represijomis, jos gali sukelti neramumus, kurių norima išvengti. Ekonominis nusivylimas gali virsti iššūkių režimo teisėtumui. Kontrolės ir atsakomybės kova lemia Rusijos ekonominę ateitį. Sprendimai, priimti reaguojant į bankų krizę, turės toli siekiančių pasiekmių. Jie paveiks ne tik finansinį stabilumą, bet ir Rusijos santykius su savo piliečiais bei išoriniu pasauliu. Bankų sistema dabar kryžkelėje. Krizė – ne laikinas sukrėtimas, o lūžio taškas, galintis pakeisti finansinę aplinką ateinantiems metams. Jei padėtis blogės, laukiama restruktūrizavimo. Mažesni bankai gali bankrutuoti ar būti prijungti prie didesnių, todėl sistema taps labiau konsoliduota. Tai užtikrintų laikiną stabilumą, bet sumažintų konkurenciją, didintų vartotojų išlaidas ir mažintų pasirinkimą verslui. Valstybė taip pat gali nacionalizuoti papildomus bankus, ypač tuos, kurie laikomi per dideliais, kad žlugtų. Perimdamas pagrindinės institucijas tiesioginiai kontroliai, Kremlius galėtų bandyti įvesti tvarką chaotiškoje sistemoje. Toks požiūris gali atbaidyti privatų kapitalą ir slopinti inovacijas, nes investuotojai vengs sektoriaus, kur politiniai prioritetai svarbesni už rinką.
Kitas pokytis gali atsirasti ne dėl sumanimo, o iš būtinybės. Vakarų finansinėms institucijoms dėl sankcijų daugiausia nutraukus ryšius, Rusija galėtų paspartinti alternatyvių mokėjimo sistemų ir finansinių tinklų kūrimą. Kai kuriuose regionuose tai gali paskatinti kriptovaliutų ar neformalių mainų naudojimą. Nors tai leistų tęsti sandorius, kyla naujų problemų. Silpnas reguliavimas ir menkas visuomenės pasitikėjimas gali lemti sistemų nestabilumą ir pažeidžiamumą piktnaudžiavimui. Artimiausiais mėnesiais priimti sprendimai lems Rusijos bankų sistemos ir ekonomikos kryptį dar daug metų. Visas pasaulis stebės, nes krizės pasekmės gali paveikti ne tik Rusiją, bet ir pasaulinės rinkas bei geopolitiką. Bankų krizė primena apie ekonomikos tarpusavio ryšį. Tai rodo, kaip finansinis stabilumas veikia visuomenę. Rusijai išgyvenant neramumus svarbi taps reformų ir represijų pusiausvyra. Tai nulems šalies ateitį.